visiems, mėgėjai. Mums, aišku, labai malonu visada atvažiuoti ir pamatyti gražios kūrybos. Šį kartą mes matėm visko, todėl, kad Rokiškio muziejus eksponavo tokiu principu. Kaip autorius save nori pristatyti, taip mes jį ir žiūrim. Nebuvo kažkokios atrankos, kad čia vienus darbus eksponuot, kitus neeksponuot. Ir man atrodo, tas demokratinis principas yra teisingais, nes autorius vis tiek puikiausiai žino, kas jam yra dušiai brangiausia, mieliausia. Galbūt tai nebūtinai meninė prasme yra brangiausia. Bet tikrai pamatėm ir daug naujų, įdomių kūrinių ir susitikom su naujais darbais. O iš esmės tokia tradicija Respublikoje, kai turint kažkokį ženklų, žymų žmogų, savo vietoj, savo parapijoje, savo rajone, pagerbt ir padaryti netgi respublikinį renginį. Šiuo atveju Liongino Šepkos premija, Joniškis turi Adomo Varno premiją. Mes tiesiog labai norėtumėm, kad Respublikoje daugiau būtų tokių gražių iniciatyvų, daugiau virtų tas kūrybinis gyvenimas, nes vis tiek kiekviena paroda, kiekvienas pabendravimas jum vieniems su kitais ir savo darbų palyginimas, man atrodo, išeina tik tai į sveikatą. Taip, kad sveikatos visiems, kūrybinės sėkmės, geros nuotaikos, ir viso, ko jūsų širdis trokšta. Ačiū. Prašom, dabar žodį suteiksiu. Galiu iškart pasakyti, kad yra 2 laureatai. Patikslinkite, kodėl būtent? Ir skaitau, kas parašyta. Pirmosios respublikinės medžio drožėjų darbų parodos Rokiškyje dalyviui Liongino Šepkos premijos laureatei Vandai Bredieniai. Žinot, prie to gražaus konkurso norėjau kaip nors prisidėti. Te turėjau tik to, te galėjau Zitos Žemaitytės gražią knygą, ant kurios dar Lionginas savo ranką užrašė autografą. Gerbiamai, o aš užrašiau gerbiamai Vandai Bredieniai, pirmojo respublikinio medžio drožėjų Liongino Šepkos konkurso laureatai. Nuo Liongino Šepkos, kai jis buvo gyvas. Ir miela Vanda, jums yra proga gauti ir šitos gražios knygos autorės, taip pat, kad jį padėtų čia prašykit rankelę, tai va, turėsite. Prašom. Ir vis dėlto jos tarp tų vyrų iškovojo pirmąją vietą. Labai sveikinu Vanda, kuo geriausios sėkmės ir nuo mūsų moterų klubo. Vėl iš naujo. Pirmosios respublikinės medžio drožėjų darbų parodos Rokiškyje dalyviui Liongino Šepkos premijos laureatui Robertui Matulioniui. Kavaliauskienei skiriamas prizas už religinės tematikos skulptūrų ciklą. Prizą įsteigė rajono kultūros ir švietimo skyrius. Kultūros centro. Tautodailės sektoriaus vedėja. Alytė Šilainienė, čia dabar tie vedėjai. Ana prašė šitą vatą. Gal visiems aš norėjau. Tai negalėjau. Be abejo, ir tai, bet norėjom, žodžiu, ir pakvietėm tuos drožėjus, kad jie dalyvautų šitam renginyje. Ar tai per tradiciją? Turėtų, mūsų užmanymas toks, o gyvenimas parodys. Link tai žada sekančiais metais dalyvauti. Meistrai, tai man atrodo, kad turėtų tą tradiciją. Kas kartą pamato šią
Bet tai yra lėksta. Nes čia irgi, čia tada irgi muziejų, vis per muziejų, ne per reklamaciją. Nes mes tada Thank you.